Grįžtame čia į studiją tęsti pokalbių. Tauragės apylinkės teismas rugsėjo pirmoje pusėje paskelbė nuosprendį, kuriuo Pagegišis ir Vilnietis buvo nuteisti už neteisėtus prisijungimus prie nuomonės formuotojas paskyros ir įmonių informacinių sistemų ir tokiu būdu gautus neviešus duomenis išplatino kitame socialinėme tinkle ir už tai vienam buvo paskirta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant, o kitam paskirta piniginė 4 000 eurų bauda. Apie šį teismo nuosprendį, kurį paskelbė Tauragės apylinkės teismas, kalbame su Vinlex advokatų kontoros advokatu Mindaugu Urbanu. Labadiena. Labadiena. Tad kodėl šį teismo sprendimą, priimtą nuosprendį, galima vadinti beprecedenčių duomenų apsaugos srityje Lietuvoje? Tai, kad yra ypatingas šitas sprendimas, matome iš jo vien sudėtingumo. Jeigu esate susipažinusi, tai matėte, kad netgi 72 lapai yra. Ir iš tų 72 lapų didžioji dalis yra techniniai duomenys. Tai yra tikrai galima padėkoti pareigūnams, teisėsaugos institucijoms, kurios atliko milžinišką darbą. Ir matome, kad šiandien dieną jie tai gali padaryti, turi tiek specialistus, tiek techninių priemonių ir turime tokį sprendimą šiandieną. Ir kadangi jis yra ypatingas tuo, kad jis yra teisėjas jau, jo neskundė ir šitas sprendimas, nuosprendis galimai bus naudojamas tolimesnėme teisės praktikoje. Nuteistieji veikia 2 platformose – Snapchat socialinėme tinkle ir pokalbių svetainėje Discord. Tad trumpai apie šią bylą, kad daugiau žiūrovai įsigilintų, kam ir kokia buvo padaryta žala šiuo atveju. Jūs taip pat minite pastoviai tą žodį žalą, tai neteisingas būtų požiūris, kadangi šitie straipsniai, kurie buvo nuteisti, jie net nenumato žalos. Tai yra pirmosios dalis, jos numato tik tais, kad atlikti veiksmus. Tai net neturi būti jokia žala. Šiuo atveju vienas asmuo įgijo prisijungimo duomenis, prisijungė prie paskyros, jau nusikaltimas padarytas. Šitos duomenis pasidalino su draugu, vėl nusikaltimas padarytas. Draugas taip pat prisijungė, bandė atsisiųsti archyvinę visą bylą iš Snapchat. Ir nepavykus to padaryti, pasidarė kelias paskyros nuotraukas, kurias išplatino Discord kanale ir tuo pačiu pasidalino slaptažodžiais. Tai šitoje byloje mes matome nuteistus 2 asmenys, tačiau dalyvavo dar 2 nepilnamečiai asmenys, tačiau dėl jų nepilnametystės jie nebuvo patraukti baudžiamon atsakomybėn. Tai visame šitame reikale, galima sakyti, dalyvavo 4 asmenys. Teismo pranešime spaudai, Tauragės apylinkės teismo pranešime spaudai teigiama, kad vienas iš kaltinamųjų jau buvo teistas už tokio pat pobūdžio nusikaltimus ir tai buvo sunkinanti aplinkybė. Taip, sunkinanti aplinkybė, tačiau dėl kažkokių priežasčių vis tiek antra bausmė taip pat atidėta, bet nepamirškim to, kad žmogus, kai buvo areštuotas kelioms valandom ar dienom, dabar neatsimenu, ir išleistas iš areštinės, jis toliau nevykdė pareigūnų nurodymų ir pasikeitęs slaptažodis galimai ištrynė tam tikrus duomenis. Tai pareigūnai jį suėmė, tiksliau teismas jį suėmė ir jis prasidėjo, galima sakyti, apie porą mėnesių. Nukentėjo šioje byloje ir įmonės, nes disponuota buvo ir jų informacija, turima jautria informacija, kuriams galioja duomenų apsauga. Kaip įvardytumėt įmonių, dabar bijau sakyti žalą, bet taip, nukentėjusios yra ir įmonės. Taip, nukentėjusios įmonės, tada jau įmonės paskaičiavo žalą, kokią jie patyrė. Tai aišku, reputacinė žala, tai materialinė žala, kadangi turi pajungti tam tikrus asmenis, naudoti tam tikrą techniką, programinį įrangą, kad apsisaugoti ir bandyti surasti, kas tai padarė. Tai viskas kainuoja, tai tiek žmogiški ištekliai, tiek finansiniai ištekliai. Ar motyvas radau internete slaptažodžius, pabandžiau įeiti, tiko, žinojau, kur eiti pirmiausia, aišku, į kurią paskyrą ir įėjau ne į savo paskyrą, padariau ekrano nuotraukas. Ar visą tai įtikina teismą? Tai kaip ir sakiau, nereikia jokio rezultato. Ką jūs viską išvardinate, jau nusikaltimas. Tai jokios žalos neturi būti,
sužinojau slaptažodžius, įėjau, pažiūrėjau, padariau nuotraukas, jau įvykęs nusikaltimas. Bet tokiuose kanaluose kaip Discord, kur yra labai daug patyčių, labai daug netikros informacijos, nepatikrintos, apskritai yra dalyjamasi labai jautria informacija. Ar žmonės ten tarpstantis, ten diskutuojantis supranta, kaip jie yra šalia nusikalstamos veikos padarimo? Tai tokios bylos ir yra, kaip tik labai aiškiai parodo, kad žmonės ir visuomenė nesupranta. Ir kuo toliau bus tokių bylų arba visuomenė bus kuo toliau daugiau informuojama, tai manau, kad žmogus tiek jaunas, tiek senas per tam tikrą laiką supras. Pas mus žinom, kad negalima vogti, žinom, kad negalima žudyti, tačiau kad negalime jungtis į svetimą paskyrą, kad ir sužinojome slaptažodžius. Dar kol kas nežinom. Kažkaip į namus neužeinam, ar ne? Taip. Tikrinti, ar aktas tinka ar ne. Ar tikėtina, jog nuomonės formuotojai ir patie žmonės, kurie galbūt domina kitus, dažniau kreipsis į teismus ir šis sprendimas paskatins nukentėjusius? Manau, kad taip. Kadangi matome, kad tikrai pareigūnai, teisėsaugos institucijos tai gali padaryti, turi tam tikras priemonės. Ir iš šito pačio nuosprendžio matome, kad labai daug pareigūnų atskleidė susirašinėjimų pačiame šitame Discorde. Taip ir buvo nustatyti tie asmenys, kurie dalyvavo nusikaltime, kaip jie bendravo, kaip jie susirašinėjo. Tai vadinasi, pareigūnai gali prie to neprieinamo kanalo Discord prieiti. Ką reiškia bausmės paskirimas jos vykdymą atidedant, mano paskutinis klausimas? Tai reiškia, tam vadinamam tokiam teisiniam pokalbį mes sakom, kad tai lygtinai nuteistas asmuo, bet iš tikrųjų tai bausmė atidėta ir tie 2 metai 6 mėnesiai, tai per tuos metus asmuo neturi nusikalsti. Jeigu nusikals, tai tie 2 metai 6 mėnesiai prisipliusuos prie naujos bausmės ir sėdės daugiau. Kągi, ačiū Jums, advokatas Mindaugas Urbonas buvo draugės mumis.